Ar karo atveju jūs gintumėt Lietuvą? Tai kad aš nematau, ką ginti toj Lietuvoj, visi miškai iškirsti. Kur jūs tai matėte? Mieste, aplink visur užrašai angliški. O jūs kur matėte? McDonald'e. Gerai, aplink visi kalba angliškai. Na, o tai kur girdėjot? Plateliuos turizmo informacijos centre. Tai ten turistai. Gal užsieniečiai buvo. Bet kiek tos lietuvių kalbos liko, tarmės dingo. O ką jūs pasakysite į tai, kad Rokas Kašėta yra išleidęs dzukų tarme dainuojamą albumą Dzukodėlika? Jisai net savo Facebooką administruoja dzukų tarme. Ta pati daro ir jo žmona Eglė Kašėtienė. Arba, pavyzdžiui, žemaitė dainininkė Austėja savo kūrybą grindžia išskirtinai žemaičių tarme. Pavyzdžiui, televizijos laidų vedėja Ugnė Siparė laidas veda su labai ryškiu, suvalkietišku akcentu ir tai visiems patinka. Tarmės yra madoj. Ar girdėjote dzуkiškai atliekama Джессика Шай дайна «Обкабинг меня»? Мама, я не понимаю, что она хочет от меня.